Tai kągi, sveiki visi, su jumis vėlgi kinesterapeutas Marius. Ir šiandien aš turiu fainą, ypatingą laidą. Šiandien aš kalbėsiu ne vienas ir kalbėsiu su savo senu pažįstamu masažuotoju Dimitrijumi. Sveikas kolega, sveikas Mariau. Ir mes šiandien pakalbėsim visiškai laisvą formą apie masažą, apie ką Dimitrijus gali pasakyti iš savo gyvenimo, kaip masažuotojo gyvenimo, aišku, ir ką jis gali patart, prasklaidyti mitus masažo. Ir tada, jeigu dar nesat mano kanalo prenumeratoriai, paspauskit mygtuką prenumeruoti ir gausit patį naujausią mano kaip kinesterapeuto turinį. Tad pradėkim. Dimitrijau, papasakok apie save. Taip, sveiki dar kartą ir noriu pasakyti ačiū Mariu atskirai, kad pakvietė į savo filmavimą, į savo podcastą. Taip, o aš esu Dmitrijus Žemčiagov. Jeigu kalbėsim apie profesinę mano veiklą, tai mano pirmoji specialybė tai yra kūno kultūros mokytojas, dėstytojas. Antroji specialybė tai yra masažuotojas. Gydomojo sportinio masažo specialistas, prieš tai baigiau pedagoginį universitetą, kūno kultūros mokytojo specialybę, o po to jau studijavau profesiniai mokyklai masažuotojo specialybę. Ir po baigimo dar apsigyniau tarptautiniam sertifikatui gydomojo sportinio masažo terapeutui. O Dimitrijau, kur tu dabar dirbi, ką tu dabar veiki? Gal mano sekėjai, mano žiūrovai norės pas tave apsilankyti, nes tu dirbi Vilniuje, kiek žinau. Ir papasakok, ką tu gali žmonėms pasiūlyti, kurioje vietoje, kokio miesto žmonės gali pas tave atvažiuoti ir kitus svarbius dalykus. Taip, tokios, sakysim, savo privačios ir nuolatinės vietos aš dėja kol kas neturiu. Kart nuo karto tenka keisti patalpas, kabinetus, kuriuose darbuojuosi. Tai geriausia tiesiog tiesiogiai kreiptis arba telefonu, arba per Facebooką, Instagramą mano akauntus ir tada užsiregistruotis vizitui. O apart masažo, kaip masažo terapeutas, aš dar vedu treniruotės, individualias ir grupinės. Tai dirbu dviejose studijose, tai yra ENSO studijoje, kur vedu sveikatingumo mankštas, sveikos nugaros, laikysenos ir irgi pilates metodikos treniruotės. Antra studija, kurioje dirbu, tai yra My Pilates, aš ten neseniai pradėjau dirbti, bet jau su Pilatusu kelis metus jau darbuojusi, taikau šitą metodiką, mokinuosi žinoma, keliu kvalifikaciją. Ir My Pilates studijoje aš dirbu įvairiuose adresuose, čia paprasčiau nevardinti, o tiesiog nueiti į puslapį ir ten susirasti tinkamiausią adresą studijos ir apsilankyti. Ten irgi ir grupinės, ir individualios treniruotės su Pilates Reformer treniruokliais, jeigu tokie teko girdėti. O kuo gali padėti žmonėms tu kaip masažuotojas? Kokius stilius masažo darai? Gal biškai plačiau apie tai, nes kiek žinau, žmonės daug labiau domisi masažu negu kinesterapija ar treniruotėmis, nes tai yra fainiau, tai yra tiesiog masažą mėgsta visi ir galiu išduoti paslaptį, tokią įdomią statistiką. Pavyzdžiui, aš turiu 2 skelbimus, pasirašęs skelbiu.lt ir vienas skelbimas yra mano kaip masažuotojo, kitas skelbimas yra mano kaip kinesterapeuto. Ir masažuotojo kategorijos yra ieškoma 5 kartus dažniau. 5 kartus. Taip, tai yra masažo kategorija buvo atidaryta 1 milijoną kartų. Ta prasme, kinesterapeuto apie 200 000.
Tai net nežinau, ar 200 tūkstančių ar 20 tūkstančių, net nelabai prisimenu, bet žmonės daug labiau myli masažą, tai papasakok, kuo tu gali padėti kaip masažuotojas? Taip, Mariau, pastebėjimas ir tie statistiniai duomenys yra visiškai teisingi. Manau, tikrai žinome ir galime surasti tam patvirtinimo internete, kad masažas kaip paslauga žymiai populiaresnis, sakysime, dėl kelių labai paprastų priežasčių. Visų pirma, tai yra malonu. Antras dalykas, vis dėlto tai yra pasyvi mankšta. Tau nereikia niekur kažkur tai važiuoti, persirinkti specialius rūbus, tau nereikia kartuoti daug kartų tam tikrų pratimų ir panašiai, prakaituoti ir panašiai. Žodžiu, vargo nėra, o tave pramasažuoja ir praktiškai tos organizmo funkcijos pradeda geriau ir aktyviau funkcionuoti. Kraujas, širdies kraujagyslių sistema, taip, limfotaka, raumenų tonusas atsistato, nervų sistema atsistato ir panašiai. Tai va, kaip aš specialistas, aš dirbu daugiau su struktūrinės problemų sprendimo būdais. Tai yra raumenys, sąnariai, kaulai. Žinoma, dar dirbu su visceralinė sistema ir jeigu mes atskirus kažkokius imsime sutrikimus, kaip ten nemiga, galvos skausmas, kažkokių atskirų ten, nežinau, kūno dalių skausmai, jie gali ir dažniausiai turi priežastys ne viename, ta prasme, tai yra kompleksas sutrikimų kūne, kur reikia ir kompleksiško sprendimo variantų. Tai va, tai pagrinde tai yra įvairūs kūno skausmai, kurie, sakysim, būtent turi struktūrinę pradžią, tai yra sąnariai, kaulai sistema ir raumenų sistema. Bet tuo pačiu ir dirbu su atskirais atvejais, kai yra ten migrenos, stiprus galvos skausmai, žandikaulio skausmai, kaklo ir panašiai. Kas liečia sportinio masažo, paminėsiu, kad aš dirbu irgi su sportininkais, bet ne profesionalais, o turiu omeny ne tie, kurie dalyvauja pasaulio ir olimpinėse čempionatuose, žaidynėse. Taip, tai yra, reikia tam būti specialistui, būtent dirbti su tais profesijos atstovais. Bet dabar klausau tavęs ir man toks įspūdis, kad tu kažką slepi. Nu, pavyzdžiui. Mano sekėjai labai nori sužinoti labai tiksliai, kuo tu gali, vienu sakiniu, 2 sakiniais, kuo tu gali padėti. Pavyzdžiui, žmogui skauda, skauda nugarą, skauda tarpumentį, skauda kaklą, jie yra Vilniečiai. Kuo tu jiems gali padėti? Jie dabar pasiruošę ir atvažiuoti pas tave. Kuo tu jiems gali padėti? Visais šitais atvejais, kuriuos tu, pavyzdžiui, dabar paminėjai, aš galiu padėti. Jeigu vaikštant ar darant, sportuojant, atliekant tam tikrą pratimą būna traška klubo sąnarys, peties sąnarys, aš galiu padėti. Jeigu skauda kaklas, pečiai, ypač po ilgo sėdėjimo, po ilgo stovimo darbo, aš galiu padėti. Jeigu skauda kojų sąnariai, patinsta, jie greit pavargsta, jie gal vakare, kai jūs pailsiaujat, gulit, taip, irgi atsiranda kažkokie maudimai, skausmai ir panašiai, aš irgi galiu tai patikrinti, pasižiūrėti ir greičiausiai padėti. Super. Taip, galvos skausmai, nemiga, migrenos, žandikaulio problemos, taip, irgi galiu padėti. Aš, pavyzdžiui, masažuotojų dirbu nuo pat baigimo universiteto ir žinau labai paprastą vieną dalyką, kad klasikinis gydomasis masažas labai skiriasi totaliai, visiškai skiriasi nuo į žmogaus problemą nukreiptą masažą. Visiškai skiriasi, totaliai. Vienais atvejais, pavyzdžiui, kai žmonės daro tiesiog klasikinį gydomąjį masažą, yra vienas dalykas, bet kai, pavyzdžiui, tau skauda kaklą ir tavi ne tik tais glosto, maigo, bet ir, pavyzdžiui, tau konkrečiai atpalaiduoja vieną
vieną įsitempusi, pavyzdžiui, raumenį. Gali, pavyzdžiui, pakomentuoti šitą situaciją, kuo skiriasi šie dviejų tipų masažai. Ar žmonės turėtų koncentruotis į atpalaiduojantį klasikinį masažą, tiesiog kur paglosto tave, ar labiau į problemos sprendimą, kai tarpumenčio, pavyzdžiui, skausmas? Taip, na, pradėkim, gal pabandysiu pradžioje įžangą apie tiesiog patį klasikinį masažą padaryti, kad vis dėlto aš norėčiau šiek tiek, aš mėgstu tokią šiek tiek švietėjišką veiklą, kadangi, ne veltui baigiau pedagoginį, nors ir neplanavau niekad dirbti nei mokytojų, nei trenerių, nei masažo dėstytojų, ką aš irgi pabandžiau jau, bet tiesiog mėgstu skleisti informaciją, žinias žmonėm ir kad jie turėtų teisingą supratimą ir teisingą susidariusią įspūdį apie tam tikrą dalyką. Tai klasikinis masažas, taip, tai yra, sakysim, taip, senos tos mokyklos, senų metų susiformavę sistema masažo, kuri tebe taikoma daug gydymo įstaigose arba privačiai pas specialistus. Bet esmė ne tame. Taip, ir tame tarp ir gydomasis, nes gydomasis jis remiasi klasikinio masažo pagrindais. Bet tai, ką tu paminėjai, sakysim, taip, žmogus skauda kaklas arba nugara, jis kreipiasi, sakysim, į polikliniką. Taip, dažniausiai variantą paimam. Ir jam išrašo arba rekomenduoja ten nupirkti, kaip jau dabar yra, kažkiek tai ten, sakysim, 10 procedūrų to gydomojo masažo. Taip? Ir jeigu tai yra kaklas, skundžiasi kaklu, tai yra apykaklės zonos, pečiųjų lankų kaklo gydomasis tas vadinamas masažas. Bet taip, realiai mūsų kūnas netaip funkcionuoja, netaip susidaro tos problemos, tos lygos ir tie sutrikimai. Ir dažniausiai ieškoti problemos ir masažuoti reikia ne toj skaudomoj vietoj, o kitoj. Taip, klasikinis masažas, jis iš tikrųjų, ko jis išmokina specialistą ir tiesiog kokį jį pagrindą duoda. Tai visų pirma, jis duoda supratimą apie kūną, bent jau kažkokį tokį pirmykštį supratimą, sakysim, pirminį tą. Antras dalykas, jis išmokina technikų, kaip įvaldyti savo rankas, kaip pastatyti rankas, kaip dirbti su audiniais, su kūnu tiesiog žmogaus. Trečias dalykas, vis dėlto specialistas išmoksta ir įgauna supratimą, kaipgi reaguoja tam tikros kūno sistemos į jo mechaninį poveikį rankų. Taip, oda kaip reaguoja, kaip nervų sistema reaguoja, širdis kraujagyslių sistema ir taip toliau, taip toliau. Tai va, bet dėja, iš tikrųjų, klasikinis ir gydomasis klasikinis masažas gali turėti tikrai gerą ir teigiamą poveikį. Aš nenoriu visai šitos masažo kategorijos kažkaip nusmerkt ir sakyti, kad tai yra visiškai nereikalingas dalykas. Nemažai žmonių iš to gauna tikrai naudos, tiesiog greičiausiai, kad kadangi ten ne veltui yra kursas seansų, taip išrašomas, 10 seansų, sakysim, kaklo ar nugaros masažo, taip, jūs praeinate tą kursą ir jūs tam tikrų periodų gaunate pakankamai teigiamą efektą savo kūnui, savo organizmui, ir kuris išsilaiko kažkiek tai laiko. Taip. Bet jeigu tai kuo rimtesnė problema, tai neišsprendžia tos problemos, nes nėra išspręsta, nėra surasta ta priežastinė dalis, kuri sakysim, viso to sutrikimo padarė organizmui. Taip? Tai va. Tai primink, koks dar klausimas buvo, aš jau pamiršau. Mes kalbėjom apie tai, aš kaip kineziterapeutas dar biškį praplėsiu šitą temą, kad jeigu skauda, pavyzdžiui, kaklą, tai problema gali būti ne kakle, pavyzdžiui, problema gali būti pėdose. Ir
tai yra vadinama holistiniu požiūriu į žmogaus organizmą ir tą propaguoja, aš kartą buvau pas tavęs, aš atsimenu, kartą buvau gal prieš 1,5 metų ar prieš 2 pasidaryti masažą ir aš iš tikrųjų, atvirai pasakysiu, aš tikėjausi paprasto klasikinio gydomojo masažo, glosimas, trinimas, maigymas, vibracija, bet gavau, iki šiol atsimenu, gavau į funkcijos sutrikimą nukreiptą masažą. Tai yra Dimitrijus surado užspaustą raumenį, maros, tai buvo vienas iš rotatorių manžetės raumenų ir jį atpalaidavo būtent masažo technikomis. Tai aš visą laiką ir kaip kinesterapeutas, ir kaip masažuotojas būtent žiūriu į funkcijos sprendimą, į kinesterapiją, masažą, kuri nukreipta į funkcijos sprendimą. Ne tai, kad tiesiog bendri kinesterapijos pratimai arba masažo judesiai. Tada kitas klausimas. Gerai. Ar turi mėgstamiausią masažo techniką ir kodėl? Taip, dabar apie pačią masažo techniką. Aš apskritai jau daug metų, biškį praplėsiu atsakymą. Aš daug jau metų didelio dėmesio į, kaip tu pavadini, būtent techniką masažo, didelio dėmesio nekreipiu. Nes man labiau įdomi ir svarbi ne tiek pati technika, rankų kažkokia taip, kiek pati metodika. Kiek pati metodika. Aš turiu omeny, technika, metodika yra kaip žodžiai sinonimai. Ne, nesakyčiau, ne visai. Ne. Nes, pavyzdžiui, gerai, žiūrėk, paimam, diptyš, taip, gilių audinių masažą, tu žinai, kokia yra naudojama technika. Ir dėl to, pavyzdžiui, yra įvairių mokymų, taip, kurie, pavyzdžiui, atvykstantis mokytojai kaip ir Lietuvoje, taip ir iš užsienio atvažiuoja, pas mus veda gilių audinių masažą, o gali būti miofascialinių releizų arba miofascialinis masažas. Taip. Bet jie iš tikrųjų savo sampratom ir savo principais atlikimo ir veikimo į audinius, jie yra skirtingi. Tai jeigu mes paimam, pavyzdžiui, dipti iš gilių audinių masažas, taip, kas jis iš pavadinimo mums sako, tai yra gilių audinių masažas, reiškia, tu įtakoji ir dirbi su tais raumenim, kurie yra ypatingai giliai. Bet tu negali prie jų prieiti šiaip, taip, nes mes turim paviršiuje dar kelius sluoksnius raumenų, tai mes turim juos atidirbti, kad dasikapstyti iki giliųjų raumenų. Ir kas liečia, kadangi tie audiniai slypi giliai, tie raumenys slypi giliai, mes negalime tų pačių technikų ir naudoti rankų, ką mes naudojam paviršiniams raumenėms. Tai yra tiesiog fiziškai neįmanoma. Va. Ir iš čia išplaukia technikos, kitos technikos. Bet kadangi išvardintas masažo būdas, kuris atliekamas, kad nuo paviršinių sluoksnių tu eini vis giliau ir giliau, taip, atitinkamai masažo tempas, masažo stiprumas, gilis skirsis. Taip, jis patrupučiuką nuo švelnesnio vis gilėja ir stiprėja masažas, kadangi jau dauguma sluoksnių tu praeini ir jie atsipalaiduoja ir yra lengva, kaip pasakyti, praspausti, nuspausti, dasikapstyti iki gilaus raumenio ir jau nebus taip skausminga, negu tu iš karto panaudosi stiprią, tokią energingą techniką ir bus skaudžiai ir rezultatas gausis kitoks. Gali dar labiau suspazmuoti, sutraukti raumenis ir nebus teigiamo efekto. Tai va, tai dėl to grįžtant apie technikas, jeigu grinai kalbėsim apie techniką, aš galiu tau įvardinti vieną mano mėgstamiausią techniką. Žmonės labai nori žinoti, iš tikrųjų. Tai aš mėgstu press rolling masažą, tai jį galima priskirsti vėlgi prie giliųjų audinių masažo, kadangi su šia technika tu gali paveikti gan gilesnius sluoksnius. Antras dalykas, jį atliekama sausai, be aliejaus, be kremo. Reiškia, tu gali daryti ir tiesiogiai per odą, ir per plonus rūbus. Trečias dalykas, ši technika masažo labai ergonomiška. Ji leidžia
smulkesniam masažuotojui kaip man, jo, neturint didelio ūgio, neturint labai didelės storas rankas, padirbti ir gan kokybišką, stiprų, gilų masažą padaryti ženkliai didesniam už save žmogui. Ir plus tai yra universaliai metodika ir pati technika, kurią tu gali taikyti kaip ir gydomajam, kaip, atliekant gydomąjį masažą eiliniam žmogui, bet tu gali dirbti ir su ją, ir su sportininkais puikiai. Super. Va. Turiu dar vieną klausimą pasirašęs. Kokie yra dažniausi mitai apie masažą, su kuriais susiduri? Ar esi susidūręs būtent su mitais, kad žmogus ateina ir tikisi vieno, arba sako vieno, o iš tikrųjų yra kita? Aš rašiausi šitam klausimui. Tiesiog, žinoma, kažkokius tokius mitus visada mes dažnai girdim. Bet kart nuo karto galima pasigūglinti tiesiog, gal kažko tai naujo atsirado. Bet žiūri, kad iš metų į metus praktiškai niekas nesikeičia. Ir Google'as meta viską tą patį, kas buvo prieš 20, prieš 10 metų, tas ir dabar labai praktiškai tie patys. Tai, sakyčiau, pirmas mitas, kad vis dėlto nereikia masažą laikyti kaip kažkokią panacėją. Nuo visų ligų. Taip tikrai nėra, bet tai labai priklauso, žinoma, grįžtant, tai labai priklauso nuo pačio specialisto. Nes, sakau, ne technikoje esmė, nei kokį tu ten masažą vakarietišką, rytietišką, klasikinį naudoja, kiek pats specialistas, jo žinios, jo patirtis ir pajutimas. Kaip prieiti prie žmogaus, prie jo kūno, nervų sistemos pirmiausiai, o po to prie kūno ir parinkti reikalingą, taip sakant, arsenalą gydymo. Tai čia būtų, nereikia manyti, kad tai yra, jeigu vis dėlto yra kažkokie aštrus skausmai, ūmus, tai nederėtų iškart bėgti pas masažuotoją, reikia bent 2 dienas palaukti. Jeigu ūmus skausmas praeina, arba sumažėja bent, galima kreiptis į masažuotoją. Bet jeigu ilgus metus turite lėtinį, arba net ne metus, o jau ten 3-4 mėnesiai lėtinis skausmas, neaišku iš ko atsirado, būtų gerai pradžioj pasitikrinti ir jau turint išrašą tam tikrų, rentgeno, MRT, dar kažkokio ten pilvo padarius srities diagnostiką. Jau su tuo galima drąsiau eiti tiesiog pas masažuotoją. Tai va, taip, biškį pasitikrinsiu dėl mitų. Noriu šitą mitą ne visada išgirstu iš žmonių, bet kart nuo karto išgirstu vis dėlto. Kai kurie, ypač apie sportininkus, taip, sportininkai, arba tiesiog aktyvus sportuojantis žmogus, sako, man nieko neskauda, tai man nereikia masažo. Tai čia noriu pabrėžti, kad jeigu ir gana, nors sveikų, sakyčiau, žmonių nėra, visiškai sveikų nėra, bet nežiūrint tai, kaip jūs laikot save sveiku ir jums nieks neskauda, jūs nesiskundžiat nieko, vis tiek nesveikam žmogui pravers masažas. Kaip ir kineziterapija, arba bet kokios rūšies sportas, ar ten pilatesas, kalanetika, elementarūs tempimo pratimai, jie bus naudingi ir visiškai sveikam žmogui, ypatingai net ir vaikui, jeigu mes imsim vaikus. Tai va, turiu dar kitą klausimą. Įsivaizduok situaciją. Paprastas eilinis žmogus nori pasidaryti masažą, nes jam skausta tarp menčio ar sprandą. Kaip paprastam žmogui atpažinti gerą masažuotoją? Pavyzdžiui, man skauda tarpumentį, aš esu Vilnietis, pirmas dalykas, ką aš padarysiu, tai aš įsijungsiu Google ir įvesiu, pavyzdžiui, masažas Vilniuje arba masažuotojas Vilniuje. Ir atsidarys tam, pavyzdžiui, Skelbia LT, paslaugos LT, kaip atpažinti masažuotoją, pas kurį eiti. Iš tikrųjų, Marijau,
tai nėra toks tikrai lengvas klausimas. Aš pats rytai lankausi. Bet aš turiu vieną punktą, į kurį atsakyčiau tiesiai šviesiai ir jisai būtų labai labai stipriai logiškas. Gerai. Tai tu gal nori atsakyti? Prašom. Aš tai, kaip aš rinkčiausi, tai visų pirma žiūrėčiau ne į kainą, o į nuotraukas, kurias pateikė, nuotraukas, video ir ieškočiau tarptų video bent jau diplomo. Bent jau ar universiteto baigimo, nes tikrai profesionalus masažuotojas nepagailės tenais 20-30 sekundžių įsimesti nuotrauką diplomo. Nes labai skiriasi vienas masažuotojas nuo kito. Ir aš turiu istoriją, iš tikrųjų papasakosiu vieną istoriją, kaip mane susuko tarp menčių. Tiesiog susuko tarp menčių, buvo nervai, stresas. Ir ką aš padariau? Aš paėmiau tiesiog atsidariau Skelbiu LT ir įsirašiau masažuotojas. Ir aš norėjau moters, ne vyro, nes vyrai, jie stipriai daro dažniausiai. Ir aš žiūriu, slaugytoja. Aš, pavyzdžiui, daug metų esu pradirbęs poliklinikose, su slaugytojomis tikrai turėjau kontaktų nemažai. Ir žinau, kaip jos daro masažą, kad bent jau slaugytoja būtų gerai. Nuvažiuoju ir rašo kabinetas. Nuvažiuoju, žiūriu, kad blemba, miegamasis rajonas. Žiūriu, tenais įvažiuoju į šitą, į savo aikštelę, žiūriu, į butą reikia eiti. Gerai, einam į butą. Nueinu, atsidaro duris, įleidžia mane. Aš esu baigęs kinesterapiją Lietuvos sveikatos mokslų universitete. Ir jinai man tą masažuotoją padarė eilinį klasikinį masažą. Glostymas, trinimas, maigymas, vibracija. Ir aš, žinokit, tiesiog, aš tiesiai šviesiai pasakiau komentarą jai neigiamą, todėl kad jinai man pradėjo su tuo pneumatiniu ginklu, žinot, tuo pneumatiniu šautuvu, jinai man pradėjo eiti per inkstus. Vienas dalykas, pradėjo eiti per juosmeninę dalį. Jinai nežino manęs nieko, ar aš turiu išvaržą, ar man skausmas plinta į koją, nieko, jinai man neklausė visiškai. Ir aš pasibaisėjau iš tikrųjų. Gerai, jinai man ten uždengė, netiesiai dar per odą, bet jinai man uždengė, kaldra, vadinkim taip, kad švelniau būtų. Bet negalima daryti vibracijos ant inkstų, nes jeigu žmogus turi šitų akmenų, tai gali išjudinti ir tikrai gali būti didelis skausmai. Bet ką aš imčiau žiūrėti patirtį, kokia turi būti patirtis, kad masažuotojas būtų 10-15 metų dirbtų, kad pažymėtų, parodytų, kuriuose įstaigose jisai dirbo, galbūt yra atsiliepimai Google, galbūt atsiliepimai yra tiesiog įsivedus jo vardą pavardę, į kitą paieškos laukelį įsivedus, gal jį išmes ir tikrai rekomenduočiau eiti į kliniką. Tai pakomentuok iš savo patirties. Iš tikrųjų, turbūt mažai ką galiu pridurti, nes tavo pasakojimas, tiesiog šitas pavyzdys tikrai gerai apibūdina, kaip gali užtaikyti, sakysim, ant prastesnio specialisto. Apie, sakysim, tam kvalifikacijos įrodančius ir išsilavinimą įrodančius dokumentus viską teisingai pabrėžiai. Jeigu ir tu ten šitam nuotrauko ar video šito nematai, tai vis tiek dažniausiai, jeigu kuo didesnė įstaiga, ne vien tik kabinetas, o kažkokia privati klinika, sakysim, tai vis tiek yra aprašymas specialisto, jo išsilavinimo, patirtis ir ką jis baigęs ir kokias ten, nežinau, kvalifikacijos kėlimo dar dokumentai, taip, išvardinti. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, taip, atsiliepimai. Aš dažnai žiūriu į atsiliepimus, ta prasme tiesiog ką žmonės parašo, kokius atsiliepimus. Bet dabartiniais laikais, kai vis dėlto labai, ypač kalbant apie privačius specialistus, kurie savo dirba, taip, ir mes priversti vis dėlto visko užsiimti patys.
ir marketingu, ir tiesioginiu darbu. Taip, jeigu tu nepasifilmuosi, nenufotografuosi, tai nieks ir nesužinos apie tave. Taip. Tai šiuolaikiniai tinklai, jie mums padeda šito klausimu. Bet, sakysiu atvirai, mane neįtakoja labai įspūdingai padaryti kadrai, nes aš žinau, kad nufilmuoti viską galima gražiai. Net ir prastą specialistą. Tai va, tikrai taip yra. Ir aš su tuo susidūręs beje. Aš pažįstu specialistų, kurie Instagramo turi, profesionalų saldainiuką, ten taip nufilmuota, ten kiekvieną dieną praktiškai deda. Juodas darbas? Jo, ten tiesiog nerealiai, aš net kartais pavydžiu biškį, nes labai gražiai, fainai ir net atrodo profesionaliai. Bet aš žinau to specialisto kvalifikaciją, kiek jo patirtis ir ar jis padės su tam tikrais skausmais, dar derėtų abejoti. Ir nesvarbu, kad jis daug įrankių ten naudoja. Ir blaidus, ir pistoletą, perkusinį, ir taurės, ir viską per vieną masažą, per vieną seansą. Ne, tai va. Tai jo, kur dirbęs, kokia patirtis, ką jis baigęs, atsiliepimai, į tai kreipčiau dėmesį. Jo. Ką, gerai, pereikim toliau. Koks buvo įdomiausias arba įsimintiniausias atvejis dirbant? Iš tikrųjų, tokių atvejų nemažai būdavo. Aš net kažkada tai kolegom sakydavau, kad, išeisiu į pensiją, tai gal parašysiu tokius masažuotojų memuarus. Pasidalinsiu. Čia gali būti puikiai pradžia, tokie video memuarai. Jo, bet mano masažuotojo, sakysim, profesijos pradžia buvo ne privačiai, ne klinikose kaip pas tave, o įvairiuose masažų centruose ir spa salonuose. Aš nuo to pradėjau. Ir tokiuose vietose tikrai įvairių atvejų gali sutikti. Nors vieną. Žmonėms labai įdomu knieti. Jie čia ir susirinko, jie laukia. Gerai. Kaip žinote, pavyzdžiui, jeigu ateini į spa, tai ten įvairios procedūros atliekamos visam kūnui, ten gali būti ir džakuzė, ir pirtis, ir šveitimas, ir kūno įvyniojimai, ir masažas, žinoma. Ir žinoma, tokiai procedūrai reikia pilnai nusirengti ir išduodami vienkartiniai apatiniai, liemenukas, kepuraitė ir panašiai. Ir būna kai kurie žmonės, tiesiog kai tu nors ir atvedi žmogų į kabinetą, viską parodai, paaiškini, kaip kuo pasinaudoti, kaip pasiruošti procedūrai, būna vis tiek užsideda tam tikros dalykus ne ant tų vietų. Tai pavyzdžiui, apatinius gali užsidėti ant viršaus arba ant galvos vietoj kepuraitės ir panašiai. Būna ir tokių kuriozių. O jeigu iš tokių ne visai gal juokingų, bet turėjau tokį atvejį iš tikrųjų, kai aš dirbau tada su kolegė, nes mes turėjome, kaip pasakyti, tą vadinamąjį porinį masažą, kai du žmonės vienam kabinete, du masažuotojai masažuoja. Vieną žmogų ar du? Kiekvienas po vieną, bet vienam kabinete. Va. Ir šitos klientės tai buvo dvi panelės. Jos atvežė toks gan rimtas, didelis, niūrus vyras, juodais drabužiais apsirengęs visas, su juodu automobiliu rimtu. Atvedė, jie net nei žodžio pačios merginos nepasakė, jis tiesiog atvedė, sumokėjo už procedūrą, sako, tokia procedūra, masažą, po kiek laiko galiu paimti jas, ir viskas. Ir kai mes jau pradėjome su jom dirbti, atlikti masažą, daryti, tai kai jie atsigulė ir aš uždėjau rankas ant pečių, po to ant kaklo, padėjau rankas šiek tiek žemiau tos pakaušinės vietos tos ir pajutau ant tiek nerealią didelę įtampą. Tiesiog tokios dar nejutau tada tais metais ir iš tos įtampos, iš jų elgesio, iš to, kaip jie vienodai buvo apsirengę, praktiškai tos merginos, viskas buvo aišku, kad jie
dirba ekskorte kažkur tai panašiai, bet ant kiek tai palieka didelės emocinės įtampos, kad jaučiasi per fizinį kūną. Tiesiog padėjus ant minkštų audinių pirštus, tiesiog lengvai priliečiant, tu pajuti, kad žmogus. Ir kai, nežinau kaip ten kolegai sekėsi, bet kai aš su ta panelė dirbau, tai man pavyko ją atpalaiduoti ir jinai net biškį prasiverkė. Porą ašarų nubėgo. Tiesiog paleido įtampą, jinai apsiverkė. Taip. Visko būna mūsų darbe. Kokie buvo, ar buvo keistų klientų užklausų? Ar pageidavimų per masažą? Taip, iš tikrųjų buvau susidūręs ir gan, ne tai kad dažnai, bet kažkokio tai laikotarpio dirbdamas viename iš masažo centre, ten klientai lankydavosi, imdavo kursus irgi dažnai masažus ir eidavo pas mane. Tai nekart išgirsdavau tokį prašymą, ypač kai ateidavo pėdų masažą, refleksologinę pėdų masažą. Išgirsdavau tokį prašymą, o jūs galite paspausti tokį tašką, kad visi skausmai ir lygos praeitų. Vienas iš dažniausių tokio, bet dėja tekdavo nusadinti ir nuraminti žmogus, nėra tokio taško. Galima laikinai nuimti skausmą, bet taip, kad visai ir visas lygas dar pašalintų. Tokio neįmanoma. Vienu tašku. Taip. Turėjau vieną atvejį, žmona užregistravo savo vyrą. Vyrui buvo problemos, dabar tiksliai neatsimenu, bet kažkas tai su klubo sąnariu. Jis užsiminėdavo ten biškį sporto mėgėjiškai, ar tai futbolo, ar dar kažko tai neatsimenu. Ir jam tas klubas ir apskritai šlaunys biškį ir kelias paskaudėdavo. Aš supratau, kad čia yra šlaunies problema, šlaunų raumenų grupės problema. Šiek tiek yra klubo rotatorių problema, pradėjau su tuo dirbti. Ir atidirbus, aš vien tik su viena koja tą probleminę dirbau apie 40 minučių ir kitai kojai sveikesniai jau palikau tik tai 20 minučių. Žodžiu, bendrai valandą vien tik su kojomis aš atidirbau. Ir taip aš jam padariau 3 seansus. 3 kartus, po ko atėjo jo žmona. Ir sako, klausykit, Dmitrijau, mano vyras taip gyrė jūs, kad jūs praktiškai per vieną seansą jam palengvinant klubo skausmą, paspaudėt vieną tašką ir jam viskas praėjo. Sakau, palaukit, kokį vieną tašką. Sakau, aš 1 valandą vien tiek su kojomis, su šlaunimis ir klubais dirbau. Tai va, ir jinai sako, aš irgi taip noriu. Tai va, tai nebūna taip, kad vieną tašką paspaudė ir visiškai praeina visi skausmai. Tai ko tu kaip masažuotojas labiausiai nemėgsti savo darbe ir ką tiesiog dievini? Pasidalinsi? Taip, nors dabar, kai jau dirbu savarankiškai, savo, aš neturiu kas ypatingai man labai nepatiktų, nes anksčiau vis dėlto, kai tu dirbdi darbdavį arba tiesiog įstaigai, kur turi laikytis tam tikrų reglamentų, turi laikytis tam tikrų taisyklių arba marketingo taisyklių, tai žinoma, po tam tikro laiko tu nuo to pavargsti. Čia man, aš nesakau, kad visiems. Taip. Nesakau, aš beje, iš kitų spa, iš Kempinskio viešbučio spa, mes palaikom ryšį su kolegom kai kuriom ir jie tebe dirba spa srity, puikiai, jie yra geros, puikios specialistės, tai yra moteris, jiems tai yra prie širdies, jie puikiai tame jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Ir jie nuo to nepavargo. Ir jie ženkliai spa srity, su spa masažais, taip, jie dirba ženkliai ilgiau negu aš dirbau. Aš nuo to po kažkur tai turbūt 5 metų pavargau darbo. Nusprendžiau vis dėlto akcentuoti savo profesinį darbą į gydomąjį masažą ir individualų priėjimą prie žmogaus. Tai va, o grįžtant prie to klausimo, tai būna tokie laikotarpiai, manau, per juos praeina visi specialistai kažkada tai, kai tu
galbūt apsikrauni darbais ir plus vis tiek mes visi turim savo ir asmeninį gyvenimą, ir savo asmeninius rūpesčius. Ir jeigu tai yra tikrai laikotarpis toks sunkesnis ir plus yra daug masažų, tu greit pavargsti. Labai pavargsti ir tiesiog nebegauni to malonumo nuo savo darbo. O visa kita man patinka. Aha, o žiūrėk, pavyzdžiui, yra masažo technika, apie kurią svajoji, kurią nori išmėginti, galbūt tolimųjų rytų, galbūt kažkokią filipinietišką masažą ar kažką panašaus, ar iš Afrikos kokį nors kilusi, galbūt nori išmėginti, galbūt kokį esi girdėjęs senovinį masažą. Matai, kaip sakoma, apie svajonės negalima garsiai sakyti. Jeigu pasakysi, neišsipildys. Tai va. Bet tiesiog taip, paviršutiniškai kalbant, kol kas ypatingai ten tie paminėti egzotiniai rytietiški masažai mane netraukia. Tiesiog aš trupučiuką taip, kas liečia kvalifikacijos kilimo ir mokymasi, aš biškai taip nuosekliau einu. Ta prasme, jeigu viena metodika lankščiai pereina arba galima į ją įtraukti kitą metodiką, tada aš juos mokinuosi. Antras dalykas, aš žiūriu iš savo konkrečiai fiziologinės pozicijos, ta prasme, jeigu man metodika ir technika palanki mano ūgiui, mano kūno svoriui, tai aš ją mokinausi, jeigu aš žinau, kad jinai tikrai gali man palengvinti ir pagelbėti darbe. Tiesiog ergonomiškai, sakysim, jo. Tada aš juos imu mokytis. Jeigu aš matau, kad tai yra papildoma metodika, kuri gali man kaip pagalbinė priemonė čia ir dabar išspręsti problemą, bent jau tam tikram laikui. Aš irgi jos mokinuosi. Bet jeigu tai yra tiesiog įdomu, smalsu, jau ne, aš jau nuo to nutolau. Vis dėlto 15 metų darbo tu daraisi išrankus po tiek darbo laiko. Tai mane dabar traukia ir labai įdomi yra viena metodika, jinai kilusi iš amerikiečių sistemos, jinai nukreipta į fasciją, į darbą su minkštaisiais audiniais ir būtent fascijiniu sluoksniu, bet Vilniuje dabar nėra galimybės, nes tiesiog niekas neatvažiuoja, neatvyksta mokinti, tai aš pabandžiau Lenkijoje pasimokyti pas Robertą Farėjų tokį specialistą, bet dabar noriu pratęsti mokytis tos metodikos pas kitus specialistus. Kaip atsiras galimybė, kaip bus tiesiog galimybė. O taip, tai mane žavi, mane traukia osteopatija, galbūt kada nors turėsiu ir laiko, ir finansų, ir tikiuosi nedings noras, pradėsiu mokintis jos, tai va. Galbūt, pavyzdžiui, mūsų klauso jauni žmonės, studentai, kurie pavyzdžiui, baigia ar kaip tu, pedagoginį ir fizinio lavinimo mokytojai, pavyzdžiui, yra, ir jie nori išmokti masažą, svajoja apie tai, sujungti, pavyzdžiui, treniravimą su masažu, ar kinesterapiją pabaigę, kaip aš, pavyzdžiui, pasibaigiau kinesterapiją, aš mokiausi masažą. Ką patartum žmonėms, kurie domisi masažuotojo profesiją? Masažuotojo specialybė yra įdomi ir net ne tai, kad įdomi, bet gal išsiskiria nuo kitų specialybių, bet apskaitai visa ta medicina, kuri nukreipta dirbti su žmogaus kūnu, su žmogaus sveikata, jinai yra specifinė, taip, sutikim su to. Ir masažo specialybė neišimtis. Jeigu jums nepriimtinas svetimas kūnas, liesti jo, čiupinėti, tai bus sunku įsisavinti specialybę. Teisingai. Tai vat, neturi būti tas atstumtis.
taip prisiliesti prie žmogaus kūno, o tau turi būti žmogaus kūnas kaip nuolat įdomus, čiupinėti, atradinėti, mokintis iš to pačio kūno ir taip toliau. Tai va, o pradėti yra paprastas būdas. Žinai koks? Nueiti tiesiog į kursus, pasimokyti. Yra įvairių. Pavyzdžiui, gali būti vienadienė 2 dienų kursai. Jeigu tai yra klasikinio gydomojo masažo, ten berods gal 120 valandų, jeigu nepasikeitė programa. Kažkas tai tokio. Praeiti ir aš manau, per tą laiką jūs greit suprasit, ar tai jums patinka ir ar jūs galėsite tai daryti. Nes aš, pavyzdžiui, kaip vėliau sužinojau iš coacherių, tai sako, Mariu, tu esi kinestetikas. Tau patinka liesti. Ir nieko keisto, kad aš tapau kinesterapeutu. Ačiū mamai už tai, kad biški pastumė. Ir pavyzdžiui, man patinka liesti. Man patinka tas masažas, kai tu neskubi, žmogus vieną atėjęs pas tave, jisai išsprendžia, nežinau, 1/4 savo problemas, nes jisai jau patiki save tau. Tai yra psichologiniai tokie dalykai. Jo, aš tik pridursiu, labai gerą paminėjai psichologinį aspektą, nes jeigu jums nesiseka bendrauti su žmonėm, jeigu jūs matot, kad jie, ne tai, kad atvirauja, ne apie tai kalba, bet kaip tu sakai, ateiti ir dar apsinuoginti, taip kart nuo karto reikia pas specialistą. Jeigu šitas nei jums, nei prie širdies ir matot, kad ir žmogus nelabai kažkaip leidžiasi prie jūsų, taip, apnuoginti ar tiesiog prileisti prie savo kūno, tai reiškia kažkoks tai konfliktas yra jūsų kūne, jūsų energetikoje, galbūt psichologijoje ir panašiai. Taip. Na ir turbūt paskutiniai klausimai, man jau sąrašas eina į pabaigą. Jei galėtum duoti vieną patarimą visam pasauliui, ką duotum? Apie masažą? Ne, bendrai. Ar turi, pavyzdžiui, galbūt tas patarimas būtų kaip kredo skambėtas, nes aš, pavyzdžiui, turiu. Aš vieną tikrai labai aiškiai turiu ir aš to laikausi įsikandęs. Pasakyk, prašau. Siek savo svajonių. Geras, tai. O tu? Jo, aš palaikau, aš irgi lygiai taip pat kiekvienam ir visiems palinkėčiau siekti svajonių, nes dažnai, jeigu nedarai to, tai tu tiesiog jautiesi, kad nugyvenai, jeigu ne visą, tai pusę gyvenimo ir po to labai gailėsi to, kad nedarai kažko, ko norėjai daryti. Vienas dalykas, bet galbūt, gal galima prie to pridurti, prie to palinkėjimo tavo siekti savo svajonės, kad galbūt gerbkime patys save ir mes gerbsim kitą žmogų daugiau. Jeigu mes gerbsim. Tai nesvarbu, čia ir fizinį kūną, ir savo kaip asmenybę dalį, taip ir panašiai. Tai gerbint save ir kitus, siekiam savo svajonės. Tai mano klausimai baigėsi. Sąrašas pilnai užpildytas. Ir jeigu jūs, mėly žiūrovai, norite kažko paklausti Dimitrijaus, parašykite tai komentare. Aš būtinai perduosiu Dimitrijui ir jisai, manau, mielai atsakys. Būtinai. Ir tada dėkui visiems, kurie žiūrėjot. Lauksiu kitų podcastų. Iš tikrųjų, man patiko labai kalbėti su tavim. Gera emocija. Smagu buvo. Man irgi patiko. Iš tikrųjų, čia aš pavadinau šios dienos eksperimentu tokiu, nes niekad tokio nedariau, o tu jau daręs turbūt
nedaręs. Tai va, čia mūsų pirmas toks eksperimentas. Ir iš tikrųjų, kai tu man parašiai pasiūlytą šitą padaryti dalyką, podcastą, aš jau prieš kelis mėnesius buvau apie tai galvojęs. Tai, kad matai, mintis jos gan materializuojasi, gan realias. Ir iš tikrųjų man labai patiko ir kažkaip smagiai jaučiausi, kalbėdamas, bendraudamas su tavim. Nes aš mačiau, vat, kai aš tau parašiau žinutę, aš mačiau tokį užsidegimą iš tavęs. Mačiau, kad tu pradėjai ieškoti vietos, nes aš galvojau, kad čia mano atsakomybė vietą susirasti. O tu pasakėjai, va čia eikim į kavinę, čia duos vietą, pafilmuosim ramiai, tokia gražia aplinkoje, Espresinėje Vilniuje. Dėkui jiems labai, užsukit gera labai skani kava, žvėrinė, ne? Žvėrinė, taip, Espresinė, taip. Ir tada... Man patiko tas užsidegimas tavo, toksai pats pradėjai ieškoti vietos ir aš taip galvojau, namuose filmuoti, sako, Mariau, ne namuose. Ir... Namie būtų turbūt per daug buitiška, bet, o čia nėra nei oficialiai aplinka, bet nėra nei buitinė tokia. Ir aš manau, vis tiek eksperimentas pavyks. Ir jeigu jūs esate sveikatos priežiūros atstovas, nesvarbu, masažuotojas, kinesterapeutas, treneris, slaugytojas, gydytojas, jeigu jūs norite pakalbėti taip, kaip aš pakalbėjau su Dmitrijumi, parašykit man. Galite parašyti komentarą, galite mane rasti puslapyje kinesterapija3.lt ir tada ačiū tau, Dmitrijau, labai. Ačiū tau. Ir baigiamasis žodis. Tai baigiamasis žodis būtų toks, tai kas nori pabandyti masažo specialybę, bandykit, nepabandysi, nesužinosi, o jeigu turite problemų su sveikata, ar jos ilgą laiką trunka, ar trumpa, nesvarbu, prašom kreipkitės pas mane arba pas Marių. Tai dar kartą tada pasakyk, kur tave rasti. Dar kartą žmonėms, kurie dabar jau viskas, ima telefoną į rankas ir veda Google Dmitrijus, tai kur tave rasti ir panašiai. Tiesiog Facebook'e ir Instagram'e jūs galite surasti dmitrijj.zem ir parašyti, paskambinti man ir viskas, susitarsim. Tai tada ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Jeigu patiko šitas video, būtinai paspauskite like, pasidalinkite su draugais ir užsiprenumeruokite šitą kanalą. Tai tada ačiū visiems ir iki.